Sveiki užsukę į trečiojo žvejybos sezono pradžią. Ir iš tikrųjų bandžiau ankstesnį video padaryti, dar vieną su dropshotu prieš gegužės 1, bet nelabai pasisekė, tai persimečiau ant vobleriuko ir... Oi, geras žvėris! Oi, tu! Wow! Vos užlupytas. Va čia tai jo pats didžiausias. Kokį esu pagavęs. Net vertas pasimatavimo, tikrai. 3 cemo ešerys. Nice. Nu, gerai, pabėgai, tai jau pats pabėgai. O šiandien, gegužės 1, pradedam sezoną Birštone. Nesakiau, praeitą sezoną visą kuprinę pamiršti. Į sezono pabaigą. Mačiau tavo veidą, tą kuprinę. Tai per gimtadienį draugas padovanojo kuponą, žinai, žvejybos reikmenį. Tai ne tai, kad galvočiau apie naują meškerę, ką galvojau, bet tiesiog teko prisipirkti visokių masalų, nes nieko neturėjau. Nu, Petrai, žinok, aš laikau čiurkas už tai, kad šiandien atsidarytum. Aš jau nusižiūrėjau, Dovka sakė, rūkyklą, žino, išlaužė, tai nusipirks. Jeigu ką, planas B, ne? Būtinai reikia susitepti meškerę, išsiardyti, nu paklausyk. Na, taip pat? Man tai toks jausmas, kad reiktų padaryti jau sutepimą. Starkis? Palauk! Ai. Einama. O ką čia, krūmas ten pamatei? Jo, va čia žolėse dėlėjo. Galėtų masaliukas dar kalbėti. Burnoj turėtų, ne? Nu. Ešeriukas nebuvo? Su kodu pavadžiu, napsą. Bent jau šios dienos tai tikrai laimikis. Trečio numerio kaip tik reikėjo. Galvoju, pirkti raudoną. Iš čia šviežias, man atrodo, šiandien krytas. Nebūdas kridant to vandenį. Nustebėkit, ant paskutinio metimo dabar patraukti. Nei vienam iš mūsų 3 nepavyko simboliškai atsidaryti gegužės 1 dieną. Bet nepasiduodam, sezono atidarimui dar reikia kontento, tai šiandien esu Marijampolės Marių parke. Kažkaip ištaikau atvažiuot, pažiūrėjot, kai vėjas didžiulis, tai nežinau, bandysiu kažkaip pavėjui ir bandysim eiti ratuką, apsuksim per Marių parką, pasižiūrėsim, kas čia gausis. O, judesys kažkoks yra. Nu. Pasirodyk, lydekaitę. Ir paskaidai man dienaitę. Aš čia tik norėjau pasivaident, kad tipo al yra žuvies, bet tai tu žinai, kai visada rapolai. Ne, pagausiu šiandien. Ir turėkia, va tai prieš vėją, nu aišku, su guma gal šiek geriau bus. Jo, gal žalių. Gerai, einam į kanalą, biškį pasibandysim.
Turiu? Turiu. O, paleidau. Eik. Turėjau ir šiaip neblogą kažką. Bet man atrodo, ne lydeka, gal kokia salatis buvo. Jau mačiau paviršiui. Įdomu, kaip kamerai. Batarkės išsėdo visas. Jisai kabino. Tai su šitų mepsiukų ir pabandom porą dar metimukų. Turiu. Paleido, einam. Vėl. Vėl neužkirtau, what the fuck. Ir gera buvo, blema. Stipriai kalio. Telė kaip liūdna. Ai. Pirmą iš viso, sakau, mačiau ant paviršiaus jau. Na, dar pabandysiu nuo šito leptelio. Nežinau, ant kiek čia logiška žiūrėt, nes žmonės vaikšto. Leptelis juda. Praranda jau tikėjimą. Ta leptelė turbūt sėdės tiesiog. Nu ką, šiandien trečias bandymas. Žinokit, nebeduoda man ramybės to žvejyba. Vis galvoju, vis noriu išeit. Bet šiandien niekur toli nevažiavau. Einu į ten, kur prieš sezono atidarimą pagauti visi sezono laimikliai. Rekordinis ešerys ir 4 mažos lydekos. Tai šiandien šešupė. Pradėsim nuo mepsiuko, po to eisim prie vobleriuko. Gal šiandien pabandysim čionais ir į gylę biškį pasižiūrėti. Pasiėmiau guminukų. Ir bus matyt. Ką čia turėsim? Šitoje vietoje turiu daugiausia tikėjimo kažkaip. Ne, gal ir kabinos kažkas. Nesu tikras, gal ar ne. Žolių neparsitempiau, bet lyg smūgis ir buvo. Žiūrėsim, dar kartą pravedam. Visiškai pripamonius. Žiūrėk, kokį pagavau. Ai, matyt, papuolė tiesiog. Štai išlaisvinsiu, bet tai, kad tu neišgyvensi. Kiaurai. O jėzus. Ko čia gazmas žuvytis? Bet čia žuvies yra tikrai, nes judesio vienas kitas buvo. Koks pasivertimas. Kodėl ant mano nekimba? Gal aš kažką netaip darau. Žvejai, pasakykit man. Atrodo visaip. Fiu. Pasakykit man, žvejai mylimi. Nes atrodo ir lėčiau bandau, ir su pertraukom, ir greičiau pravest. Atrodo, visokių tų pravedimų darai. Kaip nekimba, taip nekimba. Ar čia gal normalu ant to spiningo tik tiek pagauti? Vat nuo čia ešeriuką tą ir ištraukiau. Kabino neužkirtau. Nežinau net ką čia daryt. Beviltiškai jaučiuosi. Sveiki. Prašom parodyti laimiklį. Kad būtų ką parodyt? Nėra. Nėra. Tamsus vanduo. Nu, panašu į tai. Nei judesio, ką nematytum vandens. Žvejo dalia. Taip.
Reiktų laukti ir kentėjai. Nu ką, negi ir šešupė šiandien nieko neduos. Būtų labai liūdna. Nors kažką, bet ir kai aš jį užkabinau, tai lupytė. Gražus šiaip ešeriukas, graži spalva. Gražuolis. Jei, bent jau kažką. Jau visiškai be vilties buvau. 4. bandymas ir kadangi norisi įsibandyti daugiau vietų, tai šiandien bandysim Liudvinavo ežerą. Vėjukas irgi nepalankus užmetimui. Ką, kačiuk nori? Ks. Sako, daug žuvies. Nu, jeigu pagausiu, tai gal ir duosiu. Ai. Bandom. Negi, vaikinukas tikrai mačiau, kad ištraukė kažką. Ir išėjo taip greitai. Atrodo, jeigu pagavai, tai dar bandyk. Atrodo kažką, bet čia jaučiu žolės, ne. Sakau, čia, blemba, bijau ir su wobleriai žaist, nes čia tai tikrai galima pamesti. Labai apaugęs. Sakau, daug tikėjimo neturiu šitam ežerui, bet su porą lydekų čia pagavęs, tai kas čia žino. Žiūrėk, kokiais gavalais parsitam. Lemba, lelijų pilna. Čia irgi realiai 2 metimai pravedimo ir viskas. Kitur lelijos. Jo, čia iš tikrųjų šitoj vietoj, jeigu su valtimi plaukus į vidurį ir tada mėčiutant į tos krantus, čia tų nendrių, lelijų, jau kažkaip atsargiai, tai būtų gal ir neblogas visai mėtymas. Matyti jau, kas čia pagauna, tai duoda šitam katinui, nes jau antiek meilinas, antiek trinas. Ne katuk, ką matai gero. Yra čia žuvies. Duoda tau pavalgyti, ne? Žvejai. Kabino kažkas, tikrai kabino. Bakstelėjo. O gal ir ne? Gal ir žolės, bet man toks jausmas kaip kabinimo. Žiūrėk, uodega. Kaip uodega prakirto. Kabino tikrai reiškiasi. Nu, okei. Bandom dar tą pusę. Tai ką, 5. bandymas ir vėl bandom naujoj vietoj. Šiandien jaučiu šauksmą iš Stebukliškių tvenkinio. Tai čia ir pabandysim, bet vėjas kaip visą laiką į veidą. Nebent su guma toliau pabandyti pamėtyti. Porą naujų gumų pasiėmiau. Tai va, bandysim tiesiog didesnę gumą. 10 gramų ir pasižiūrėsim, nes mepsiukas, tai matau, palei viršų visiškai juda. Čia yra toks tvenkinys. Šiaip gal būtų visai fainai čia pažvejoti, vat kaip šitas vyras su kajaku, bet toksai čia tvenkinys, kad visur aplinkui nendrės ir aš nelabai galiu nuo šito tik tais čia pažvejot, nubiškiai palei krantą.
Dar vėjas į veidą pučia. Atrodo, sąlygos tikrai nelabai palankios. Norėtų čia daugiau pažiūrėti. Vieną kartą su Dovydu bandėm per tą praeitų metų baidarių žvejybą, jeigu matėt. Bet čia jo, on foot nelabai prieisi kažkur daug. O, žiūrėk. Pašaukčiau aš. Kadras tapo. Filmuok. Nu, fainai išeina, tai tokių viską nors sutinki. Ne toks, kad dabar laimingas labai jauties, žinai. Atrodo, kaip pasiekti tokią laimę, kad jaustum gyvenimą tiek viską fainai daryti. Gyventi ir panašiai. Sunku, bet įmanoma. Jeigu kas nors mokėtų už tai, kas tau patinka. Ką tu darai? Šiandien nepažvėjuosi aš. Bandom tenais, jeigu nepavyks ir ten su vėju arba su vieta, tai tada, nežinau, pagalvosiu. Be britkelnių man čia sunkiai gali būti prieigimas. Ką ten turit? O, fainai. Mano vyras ešerį pagavo ant plūdinės ir išeina. O aš einu į jo vietą, ką pabandysiu. Jeigu yra vienas ešerys, ešerių gali būti ir daugiau. Ar jūs matai šalia? Pagavau. Turiu. Rimtai? Ir visai priešinas. Lydeka. Neatsikabink dabar. Bet nedėduka, bet priešinas tai normaliai. Nedidelė čia. Bet lydeka! Tuoj, paleisiu, mažulę. Nu, čiau, mažulė. Ačiū, kad pašventinai šitą vietą. Nuliuks, rūta, neuždyka diena. Aišku, jaučiu, kad čia mane monstras šaukia, tai aš taip tikiuosi, kad čia dar ne paskutinis, bet... Nu, čia panašu, kad su britkelniam būtų visai įmanoma arba su valtim, tai čia iš viso fainai būtų. Bet ir oro sąlygos šiandien negailestingos, tai iš Stebuliškio tvenkinio tiek. Ir grįžom į tą vietą, kur pagautas monstrinis ešerys. Gal ir užbaigsim video su kitu monstriniu ešeriu šitoje vietoje, būtų labai fainai. Turiu rūtą. Ešeriukas. Ar monstrinis? Pamatys savo. Lemva geras turėtų. Yes, sir. Vėl monstrinis ešerys. Oi, vaikine, kaip giliai. Blemba, šitas gerai davęs jau. Antras rekordas. Antro ešeriuko. Blemba. Wow. Yes! Yeah! Jabadabadabadu. Sau, kaip fainai. Mam. Sutinku.
Ne, kažkas sugedo meškeriai. Kodėl taip lengvai, what the fuck? Arba kokias prančinką lūžo, nes va, jisai taip užsifiksuodavo, žinai. Va, ir matai, net neužsilenkia normaliai. Nu tai ką, patikrinom 5 vietas ir pradėjom nuo Šešupės su didžiuliu ešeriu. Tada bandėm vienoje vietoje, bandėm kitoje, nelabai. Ir vėlgi Šešupė mažiukas ešeriukas. Ir galiausiai gavosi šiandien uždarimui vėl pagerintas rekordas nuo pačio pirmo, vėl monstrinis ešerys. Tai manau, kad čia galima ir užbaigti video labai puikiai. Taip pat pradėjom, taip pat ir užbaigsim. Tai šiam video tiek, jei patiko šis turinys, nepamirškite paprenumeruoti, nes išbandysim ir daugiau žvejybos vietų. Tikimės šį sezoną daugiau asmeninių rekordų, su ešeriais jau pradėjom, laukia kitos žuvis. Tai šiam kartui tiek ir iki pasimatymo kitose žvejybose. Beje, reikės pažiūrėti, kas šis ta meškerė, nes kažkaip tai netinka man, kaip jinai veikia. Kitame video važiuosim pasikonsultuoti apie meškerės ir rites į žvejybos reikmenis LT ir toliau bandysim gerinti asmeninius rekordus. O kas kiek, pavyzdžiui, laiko reikėtų daryti servisą sutepimą, ritės? Dažniausiai žvejai darosi prieš sezoną. Vieną kartą metuose, ne? Taip, kas mėgsta preciziškai žvejoti. Aš nedarau.